Kodėl mes vakarais norime labiausiai valgyti? Kas atsitinka vakare, kad tas apetitas visą laiką padidėja? Nu, va, tikrai yra nemažai žmonių, kurie ryte gali laisvai nevalgyti, pietums kažką užkasti, bet jau vakaras, netgi tie ir kurie ryte valgo ir per pietus valgo, bet vakare čakros atsiveria, atrodo, žinai, ir tiesiog apetitas būna žvėriškas, norisi ir užkasti kažko ir pavalgyti, ir skanaus, ir čia prie kino Mhm. čipsiukų. Taip. Tas vakaras kažkoks stebuklingas laikas. Ar tai yra kažkuo paaiškinama? Tai paaiškinama sudėtiniais mechanizmais, kuriais vienas iš jų yra bendras nuovargis, antras dalykas dehidratacija, kuri labai dažnai būdinga, trečias dalykas nepakankamas skaidulinio ir baltyminio maisto suvartojimas, Mm. kuris priveda mus prie vakarienės. Ketvirtas faktorius tai šeima, kur jeigu visi vakare susirenka, tai yra įprotis sočiai jau pavalgyti visiems kartu. Tai mes čia ir nuo kultūrinių dalykų nepabėgsim. Taip, ir visi šitie dalykai priveda mus prie to, kad žmogus labai dažnai vakare paprasčiausiai jau griebėsi visko. Ir dažniausiai tai būna emocinis dalykas. Dažniausiai. Ypač jeigu žmogus neturi struktūros ir režimo. Taip, ir Mhm. mes čia jau kalbėsim ne apie tai, kad jis blogą maistą pasirinko, bet jau apie tai, koks yra pailsėjęs, koks yra pamiegojęs, pavyzdžiui, taip. Tokie dalykai vis tiek gros pirmojų smuikų čia. Vis tiek jie turės įtakos tam, kokį maistą mes pasirinksim. O tai koks būtų protokolas tam, kad aš vakare neturėčiau to tokio didelio noro valgyti, o tai būtų tiesiog eilinė vakarienė ir aš pasijausčiau sotus ją pavalgius? Koks tinkamas gyvenimo protokolas? Kaip aš turėčiau praleisti dieną, Mhm. ar kaip aš turėčiau gyventi, kad išvengti to vakarinio čakrų atsiverimo? Taip. Didžiausias dėmesys būtų miegui, kokybė, bet ne kiekybė būtinai. Taip, tai pirmas dalykas. Tai žmogus nors turi išmiegoti 7 valandas, 6-7 valandas kokybiškai. Taip, kad kokybiškai išsimiegotų, tai reiškia, mes einame dieną prieš, tai reiškia visa miego higiena. Tai yra televizija, bet kokie ekranai, nuėmam nors valandai, 2 valandom, išvedinam savo miegamai, kad temperatūra būtų mažesnė, nes mūsų ir kūno temperatūra turi nukristi, kad mes giliai įmigtume. Nuėmam maistą 2 valandos nors iki miego, nes vėl tas pas dalykas ne dėl virškimo, o dėl to, kad temperatūra pakyla, kai mes pavalgom. Mm. Taip, tai vėl, o mums reikia žemesnės temperatūros. Tai šitoje vietoje tas maistas turi čia tokios įtakos. Taip, tai vėlgi, miego higiena, pasiruošimas miegui, rutinos atkartojimas. Taip, ir jau nuo pačio miego jau ir prasidės jau kiti visi veiksniai. Taip, tada dėl pačios mitybos, čia aišku individualumas yra. Taip, reikia parinkti žmogui tokį režimą, kurio jis galėtų testinai prislaikyti, kuris jam nesukeltų alkio jausmo pirmas dalykas. Taip, tačiau kartu ir taip optimaliai pasotintų. Taip, tai pirmoje vietoje vėlgi jau kalbėčiau apie tą žmogų, kuris labai alkanas vakarais, kad turėtų 2 valgymus, tai tikrai, jeigu labai vėlai grįžta, tai ir 3, kur kiekviename iš patiekalų dominuotų baltyminis maistas pirmoje vietoje, kad duotų to sotumo jausmo, antroje vietoje taip, tai yra visos skaidulos, kurios dalinai gali kompensuoti ir angliavandenių suvartojimą, vėlgi kalorijos svarbios bus šitoje vietoje. Tai kuo daugiau skaidulingo maisto, nuo ankštinių daržovių pradedant, baigiant paprastom, bet kokiom šviežiom, raugintom daržovėm ir taip toliau. Tai būtų antras dalykas, kuris būtų čia labai svarbus. Trečias dalykas, tai yra tai, kaip žmogus nusiramina, jeigu jau tas streso lygis aukštas, ką jis padaro grįžęs namo. Mhm. Arba kol važiuoja namo. Žinai, galima važiuojant namo jungti garsiai muziką, kokią laimingą dainą ir išsiriekti, išsidainuoti. Ir tai jau žmogų gali, man jau geriau. Nu, būna, kiekvienas žmogus turi skirtingus variantus. Aš mėgstu prasivaikščioti, pavyzdžiui. Taip, prieš grįždamas namo. Aš galiu nueiti į kokį šaltą dušą. Ir jau mano apetitą tai sumažins. Galima padaryti 20 burpių. Tai sumažins apetitą irgi. Okay. Aišku, tai ne variantas, bet tai sumažins. Prie ko aš privedu, kad jeigu aš numušiu žmogaus kažkur mintis į šoną, jis biškiai atsipeikės nuo to viso chaoso, kurį jis turėjo per visą dieną. Tam, kad nebūtų pagrindinė mintis grįžti pavalgyti. O jeigu jis dar yra alkanas, taip aš pagalvosiu, ar jis pakankamai skysčių suvartoja. Dažniausiai žmonės yra dehidratuoti ir tai priveda prie alkio jausmo. Ir tą dalyką galima kompensuoti, kad ir išgerti vandens, porą stiklinių. Tai jau gali žmogų nuraminti. Pasikalbėti su žmona, ar tai su vyru. Taip kažkokia gera tema. Tai irgi gali žmogų nuraminti. Fizinė veikla gali žmogų nuraminti. Lengva,
prieš miegą galbūt nereikia labai intensyviai kažko daryti, bet antrą zoną palaikyti, prie pulso tam 120-130 prasibėgti, nors ir 15-20 minučių. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.